Aš pats negaliu. Ne, prašau, nedaryk. Ką čia Dainiuk per skėtį pasistatys priekį per palapinę? Tikrai tinkamas kandidatas. Mano, tas sąrašėlį, kuris nėra mažas. Tinkamas kandidatas į tą sąrašėlį, kuris tikrai nėra mažas. Oh, yeah. Jaka. Gaila, šį kartą meilės. Sveiki atvykę į 5-ąją Nusirenk apžvalgą su Deividu. Prieš pradedant epizodą visi draugiškai paspaudžiam like ir subscribe, nes žinokit, vis tiek aš viską matau. Yra netgi 65% žmonių, kurie nesubscribina. 65%. Įsivaizduokit, 100 000 žmonių pažiūri, 5% nesubscribina. Čia yra 5000 žmonių. Hebra. Ačiū tiems, kas paspausit subscribe ir nebūsit vienas iš tų 5% beširdžių. Kaip visada, jeigu norite pamatyti pilnus, neiškarpytus, pačius naujausius epizodus, patys žinot, ką reikia daryti, reikėtų apsilankyti lnk.lt. Gerai, hebryte, šiandienos epizodą pradėkime nuo dovanų. Kadangi kalėdos yra ne už kalnų, tai mes su vienu iš šio epizodo partnerių, tai yra Philips, nusprendėm jums padovanoti kalėdinių dovanų. Štai čia, ponios ir ponai. Tikiuosi matot, jeigu nematot, aš gal geriau įdėsiu, kaip visada, prie savęs. Tai yra Philips projektorius, labai fainas dalykėlis. Kodėl sakau labai fainas? Nes jau aš turiu pats savo asmeniškai ištestavęs. Ir čia bus dovana jums, visiškai nauja supakuota. Visą review dar šią savaitę turėsiu kelti Instagramą padaryti reelsą, bet galiu trumpai pasakyti, kad šitas mažas projektoriukas, kaip matote, jis yra delno dydžio, yra visiškai nerealus. Aš negalvoju, kad projektorius taip kokybiškai, nes aš iš tų senų laikų mokyklos prisimenu tos projektorius, tai aš negalvoju, kad tas projektorius taip kokybiškai rodo vaizdą, labai patogus, kompaktiškas, nedidelis, yra screen mirroring, tai gali iš telefono tiesiai leisti vaizdą, reikia tik tai interneto, HDMI, USB jungtis yra ir SD kortelę gali dėti ir tiesiog žiūrėti viską, žiūrėti viską, kur jums trūksta ekraną. O loterijos taisyklės yra labai paprastos, tiesiog komentarų sekcijoje parašykite, ką jūs žiūrėtumėt per šitą projektorių. Tikrai visi žinom, ką bernai žiūrėtų per projektorių. Laimėtoją atsitiktinę tvarką išrinksiu dar kitame epizode, kitą antradienį, tai yra 26 diena, antra kalėdų diena. Žinau, kad greičiausiai galvojat, plema, tai kam čia dalyvauti, juk labai mažas šansas yra čia laimėti tą projektorių, bet šansas juk yra vis tiek, ne? Tarsi nėra, kad nebūtų šansą visiškai. Yra šansas. Tai geras dalykėlis, labai rekomenduoju pabandyti ir sudalyvauti, žinokit, tikrai. Ir dar vienas dalykas, greičiausiai pastebėjot, kad vedėjas yra beprotiškai išgražėjęs. Taip. Ir greičiausiai kilo klausimas, kodėl aš toks išgražėjęs. Tai jeigu įdomu, kaip aš taip išgražėjau, tai iš Silk Looks prieš keletą dienų gavom kosmetikos, veido priežiūros kosmetikos. Iš tikrųjų, čia mano vienas bičiulis yra atvežęs korejietišką kosmetiką. Kad žinot, korejiečiai tikrai šituo dalyku labai stipriai yra pažengę ir jų kosmetika yra labai gera. Ir aišku, aš kaip asilas tokio skirtumo didelio nejaučiu ir nežinau, bet mano mergina Vanessa, jinai dirba grožio srityje ir jinai prižiūri savo odą labai. Ir jinai yra naudojus daug produktų, tai aš gal tiesiog pacituosiu jo žodžius. Aš net ryte atsibudus padarau dar tą pačią pilną rutiną, ką ir vakare, nors su kitais produktais to niekada nedarydavau, nes tingėdavau, bet jei labai patinka dabar švaros pojūtis, tai netgi aš būdamas asilu, panaudojęs šitą cleansing oil, nusiplauti veidui vakare, žinokit, tarsi jūs neįsivaizduojat, sakau bernam, ypatingai bernam, nes mes bernai iš vis odos savo veidą neprižiūrim, mes realiai patrinam su rankom, su rankšluošiu parabraukį ir eini gulti, tai žinokit, su šituo nusiplauni veidą, užsidedi dar kitas, tarsi pasidarai rutiną, tai losjonas, aliejus ir visi kiti dalykai. Nu, žiauriai, esi toksai švarus, gaivus, veidas lengvas, nesiriebalavęs ir tada dar užsidedi šitą gin toniką. Tan kiek išmanau, bet žodžiu, man Vanessa pasako žingsnis po žingsnio, ką reikia daryti ir padarau ir tikrai oda jaučiasi labai gerai. Greičiausiai pastebėjau šitą kanapės ženkliuką, tai taip, sudėtyje yra kanapės aliejus, o kaip žinia, kanapės aliejus ramina. Turiu vieną nuotrauką, kaip tik savo, kur buvo nuramint. Gal čia nelabai netgi aliejus ir gal nelabai ant odos buvo dėta iš tikrųjų, bet buvau nusiraminę. Žodžiu, nuorodą palieku aprašyme internetinės parduotuvės, taip pat su nuolaidos kodu BENDžius15 gausite nuolaidą ir nemokamą pristatymą. Merginos tikrai rekomenduoju, bičam irgi labai rekomenduoju, tai panos prispauskit savo bernus ir tegul tvarkosi ir prisižiūri savo veidą. O dabar keliaujam į epizodą. Viskas.
Pirmoji šios Nusirenk. dienos pora čia dėl bendrų vertybių ir meilės vienam Lietuvos miestui. Ar tie gali užtekti tam, kad vos per 30 minučių susižavėtum kitų žmogumi? Mano vardas Darius, man 33 metai, gyvenu Kaune. Tikiu meilę iš pirmo žvilgsnio, todėl aš čia, pamatyti ją. Šiaip ieškau. Pirmas jau iš karto matosi dalykas, kad Dariukas yra poetiškas, romantiškas. Su kuria būtų galima Tvarkingai dalintis gyvenimą. apsirengęs. Darius ir Eleonora. Čia, nejaugi čia yra toja Leonora, kurios aš taip ilgai laukiau epizodė. Labas. O, taip. Darius. Eleonora. Kebrytė. Nesupratau. Leonora. Iš kur tu? Iš Klaipėdos. Ponės ir ponai, aš nežinau, ar jums reikia pristatinėti šitą žmogų, bet jį puikiai pažinom, žinom ir žinosim turbūt iki mirties. Tai faktas pirmiausia, tai statusas, kad tai buvusi Egidijaus Dragūno mergina, sužadėtinė šito fakto nežinau, ar sužadėtinė buvo mergina greičiausiai tiesiog. Tai iš Kauno? Taip. Gerai. Tada viskas gerai. Tada man ramu. Dėl ko? Nes Kaunas yra mano svajonių miestas. Labai smagu girdėti. Aš esu Eleonora, dainininkė, gyvenu šiuo metu Klaipėdoje, bet iš tikrųjų per 5 miestus, kaip visada svajojau, tai Monakas, Austrija, Londonas, Niujorkas, Klaipėda. Monakas, Austrija, Niujorkas, Klaipėda. Kas dar ten buvo? Gerai. Labai gražiai atrodai. Dėkui, tu taip pat. Jaudinausi iki tol, kol jinai įėjo. Labai gražiai tavo akis. Ačiū. Tavo rudas? Žinau, kaip matosi. Matas rudas. Nurenkite vienas kitą. Kažkaip, Aš gal pasiūlysiu taip, Taip. nu, kad aš gal Klausau. pati nusirengsiu. Pati ir tada nusirengsi. tu nusirengsi irgi pats. Pirmam pasimatymui. Kaip pagidauji? Tai tu pradėk. Žiauriai mandagus, Pirmas sakinys. žiauriai mandagus. Sportuoji? Žinoma. Sportuoji, Vyras žinoma. neturi būti gražus, bet turi būti sportuojantis, tikrai, turi būti patikimas ir turi mane gerbti visų pirma. Ir labai mylėti. Jau mane reikia mylėti žiauriai stipriai. Jau manęs, jeigu kropelytė, tu manęs nepamylėsi, tau šakės. O dar kišenį radau kažką. Kišenė radau kažką. Skurs. Kol tu nusirengsi, aš dar užsidėsiu. Sportuoji? Žinoma. Gal šaškim žaidžia žmogus, gal šachmatais, nežinau. Aišku, ne man komentuoti apie kūną, nes pats taip pat atrodau, bet jeigu jis sportuoja, tai reiškia, ir aš sportuoju. Tai net nereikia, tisalytė reiškia. Gerai. Užsidėsiu auskus. Viskas. Jokavim. Ne. Patinka keliauti? Patinka keliauti. Patinka veikti kažką naujo. Išbandyti save. Kam eiti pasimatymą, Labai geri jeigu neplanuoji šeimos, taip? Taip. Nes tai labai greitai viskas Kam eiti pasimatymą, jeigu neplanuoji šeimos? Palavyš. Tai tam ir eini į pasimatymą, kad tiesiog susitikti su žmogum. Dabar biškai mane subugliu. Kaip ir teisinga, bet ne. Tuo pačiu ir ne. Kas nors eisime į pasimatymą, galvojat, kad iš karto, kad šeimą kursis su tuo žmogum. Na, nesvarbu. Gerai, parašykit komentaruose ir šitą man prašau. Rengsimės, pas mes viskas paruošta santuokai. Paruošta santuokai viskas Laikysi pasiėmė. tada ant dirželio. O pas manęs viskas labai paprasta. Nu. Tada, Vienas, du. tada. Damn! Tikrai labai gražiai atrodo. Nu, nežinau. Labai. Aš žinai, kad Graži rankėse. Ką tu pasiglosi darai? šitą kaldrą. Išdraskė nahu. Lovo visą Kad pizdu. patogiai jaučiuosi. Pirmą pasimatymą taip niekada nedarau. Bet Nu, dar šiaip pasportais, taisyklės yra tikrai. taisyklės. Na, tu tikrai. Atsikursiu.
tikrai tinkamas kandidatas. Mano, tas sąrašėlį, kuris nėra mažas. Tinkamas kandidatas į tą sąrašėlį, kuris tikrai nėra mažas. Dabar, bernai, parašykit man, prašau, nu jūs dėtumėt ją ar nedėtumėt? Nu be šansų, Kaip gali būti sąrašėlis kažkoks, kuris nėra mažas? Gal jinai čia pasidarys tą sąrašą? Ne bernai ją į sąrašą traukia, bet jinai įtraukia sąrašą, jau galvoja, kad jie irgi... Nu nes, sorry, Eleonora, bet nu ne. Įdomu, pašokinėti galima ar ne? Žinoma, galima. Gali daryti, ką nori. Mėgsti keliauti? Labai mėgstu keliauti, bet, žinai, kai keliauju iš karto, net pirmą dieną pasilgsti Lietuvos, nes aš labai myliu Lietuvą. Ypatingai Klaipėdą, jūra, marios. Ir ne visada galbūt žmonės vertina, žinai, išvažiavę, bet aš tai, kai tiek ilgai buvau užsienį, aš taip vertinu ir man tai patinka Lietuvoje. Ir Lietuvoje galima pakeliauti. Žinoma, galima. Tavo žalios akis? Ar nieko? Blet, kaip jisai šiaip... Mano akis yra plaukų spalvos. Kokios? Plaukų spalvos. Matai? Tokios rainės. Rainės. Kokio partnerio ieškote? Gerai. Lemą tokie. Tai kokio partnerio ieškai? Žinai, aš ieškau Taip, kokių partnerių, jie žinai. patikimo žmogaus ir kad būtų man geriausias draugas. Nes, žinai, tas vaizdas, mes vis tiek visi senstam, nejaunėjom ir aišku, dėl to galima pasistengti, sportas, mityba ir visa kita, bet vidaus tu jau nepakeisi. Ir jeigu tu nepasitikė žmogum, nėra pasitikėjimo, pagarbos, tu jau nieko nepakeisi. O vaizdas tai žinai. Vieną dieną gali raudonais plaukais ateiti, kitą dieną jau žiūrėk rainom akim, kitą dieną išsidėjai ten link. Gerai, šiaip neslėpsiu, galvojau, kad bus daugiau džiazo, Eleonora, kažkaip galvojau, kad padžiazuosim čia rimčiau, bet kol kas netgi sakyčiau, nuobodoka visai čia kas vyksta, tikiuosi dar įsivažiuos. Jau tu ateini žydrom akim, kaip žydroji Prancūzijos pakrantė. O tu? Žinok, tavo labai teisingi žodžiai buvo, turi netgi sąrašiuką, kuriam pirmoje vietoje yra pasitikėjimas. Pasitikėjimas. Taip. Nu kokį tokį sąrašiuką turėjo, ką tu čia beturėsi? O antroji? Kas tu svarbiau, pagarba ar pasitikėjimas? Bet matas, kad geras žmogus šitas vaikinas. Matas, tikrai. Geras klausimas. Labai. Jeigu taip reikėtų pasirinkti pagarbą ar pasitikėjimas... Jeigu pasitikė, gerbi. Taip. Jeigu tai gerbi, tai pagarba, nes kai tu gerbi, tai tikrai ir pasitikė. Nu, tai. Gal toksai jaudulys jautėsi, žinai, bet tai galbūt parodo irgi, kad žmogus nevaikštantis yra pasimatymus, kad nėra toksai, žinai, bledūnas. Nes bledūnai tai jas... Atsiprašau, kas? Bledūnas? Ar atleistum išdavystę? Ar atleistum išdavystę? Nu, ne. Nes kaip minėjau, tai pasitikėjimas man yra pats svarbiausias. Tai ką ten snarglį susuko, ar ką ten raičia? Tikiu meilę, pagarbą. Aš turėjau jau tokius santykius, kur aš atleidau tą išdavystę ir po to supratau po to giliai, kad aš jas vis tiek atleidau. Vis tiek man tai buvo... Paminės ar nepaminės, kad toksai, buvo Egidijaus Dragūno moteris, ar ne? Bet, žinok, kiekvienas žmogus, kai kažką pasielgia ir padaro, tu nežinai, kas tuo metu jo yra viduj ir kokia jo yra istorija ir kam jam tai reikėjo padaryti, kodėl jis suklydo. Ir žinok, aš norėčiau taip stipriai mylėti, kad galėčiau tą žmogų besąlygiškai mylėti. Bet kol kas man dar to nepavyko. Papasakokite apie savo pirmą kartą. Nu dabar, prašau, kažką duok mum. Savo pirmą kartą. Prašau. Kad nieko stebuklingų nebuvo, džiaugiuosi, kad tiesiog buvau su žmogum, kurį mylėjau, buvau pirma mano meilė. Super. Pirma tai yra meilė. svarbiausia. Buvom jauni. Kiek metų buvo? 15. O jas. 15 metų nudėjo jau. Blemba, 15 metų dar tais atgal laikais, ne dabartiniais 15 metų jau nudėt kažką jau. Šiaip visai stipru. Nu taip. Vaikas. Bet mylėjom vienas kitą. Nežinau, kodėl tam tokius 15 žingsnius metų žengėm. nudėjot vienas kitą ir Būtų myliot. sunku prisiminti. Nu, davai dabar tavo, prašau. Buvau kaip Prašau. buvau, nesigiliu nieko.
Paduok turinio mums, prašau. O man buvo 20 metų, įsivaizduoji? Šaunuolį. Ir tai buvo pats gražiausias bachūras, iš viso kokią esu iki 20 mačius. Ir tie laikai ten jau visas mano draugas kalbėdavo apie tai ir aš taip tokia, kad aš neturiu ką papasakoti. Ir tai buvo toksai gražus bachūras. Jo vardas buvo Tomas, ne Egis. Blemba, nu va. Nu aš jau taip galvojau, kad išvažiuosi, be to dragūno kišimo čia. Ai, kaip cringe yra. Kai pasakė vardą Egis, norėjau pajuokauti, gal dar dragūnas. Aš manau, kad jis manęs net pažino ir mane irgi tai čia. Tai aišku, net pažino, nes kiek tu neįdomu. Nesvarbu, čia smulkmenas. Tik detalės gyvenime. Tai, kad jį yra selo buvusioji, manęs negąsdina. Galvojau, kad bus... Negaliu žiūrėti tą patį, žinok. Blet, kaip jinai įtraukus, pažiūrėkit. Iškart praranda amą. Praranda amą. Kur tas amas yra? Ar esate romantikai? Dabar norėčiau, bet aš tai romantikai nelabai turiu laiko. Nes man reikia, aš nusipirkau namą, tai man reikia jį pasistatyti. Įsirengti vidų. Nu ką tu kurva šneki? Nusipirkau namą, dėl to romantikai neturiu laiko. Tai man dabar... Romantiškai statyti namą. O, eurai. Ką tu galvoji apie pinigus? Tau jie svarbus gyvenime ar ne? Žinoma svarbus, nu tai... Aišku, eurai. Esi materialistas? Ne, nesu materialistas. Bet esu vyras, kuris turi pasirūpinti šeimo. Ok. Tai reikia stengtis. Jo. Babkių turi būti daug. Ane? Kad galėtum labai gerai pailsėti. Nu, būtų gerai, kad nereiktų skaičiuoti. Kad nereiktų skaičiuoti, jo. Eksperimentas eina į pabaigą. Mūsų yra laikas pasirinkimui. Ką pasirinksite? Turite 30 sekundžių apsispręsti. Laikas bėga. Ar Eleonora sužavėjo Darių tiek, kad eitų su žinoma moterimi į antrą pasimatymą? O gal Eleonora iš tikrųjų susirado savo svajonių kaunietį? Sužinosime visai netrukus. Gerai. Kas toliau kokie? Uma Emilija? Pirmas pasimatymas su mergina Umai Emilijai nebuvo sėkmingas. Su Ievute nepaėjo? Ryžosi antram pasimatymui. Uma Emilija ir Dainius. Dainius irgi ten Darius buvo Dainius prieš tai. Nu Dainiau, ką... Šiame pasimatymo eksperimente susitinka du žmonės, kurių požiūris į laisvą gyvenimo būdą labiau nei sutampa. Tik ar jie pajus tai per 30 minučių? Ei, greičiau, blet. Ką ten darai? Aš Uma. Miu. Aš Uma. Miu. Uma taip. Uma Ema. Gerai, Emilija, sek savo. Pasiruošęs, ačiū. Mano vardas Dainius ir man 28 metai. Aš esu aktorius. Ko aš čia atėjau? Iš tikrųjų yra toks dviejopas jausmas. Atėjau pasilinksminti, bet važiuojant į čia ir dar buvo tokia mintis. O kas būtų, jeigu iš tikrųjų čia varai kaip paprikolinti kažkokią realybės šou, bet ir susitokį, ir žmona, žinai, pavyzdžiui. Aš matau, kad Dainiuks jau dėždžiasi šiandien hebra. Bet variau ir pasilinksminti čia. Gerai. Jaudinasi, Emilija. Jaudinasi, kodėl? Nu, ką žinau, žinai, visą laiką tai būna, kai... Nurenkite vienas kitą. Pamatai moterį ir būna tas toks. Nu, ne visą laiką. Žinai, kai moteris nepatinka, tai tada tu gali, žinai, Ramiai, žiūrėk, dabar kas bus. Mes turim vienas kitą nurenkti. Aš noriu nusirengti. Žiūrėk, čia jį. Ai, nu čia bus jau įdomu. Rengiamas po vieną šmurkę? Tai po vieną, davai darom tokį dalyką. Nu, kelk rankytės į viršų. Nice. O dievai.
Jo. O dievai. Nu, paskui pats, nežinau, tau batus padėt nuimti. Labas. Aš pats negaliu. Ne, prašau, nedaryk. Ką čia Dainiuk per skėtį pasistatęs priekį per palapinę? Ką? Ble, pala. Gerai, žinau, kad yra bernų, kurie nešioja trikampinius. Triusikus. Tai pirmas klausimas, kodėl jūs nešioja tuos trikampinius? Taigi žiauriai nepatogu. Antras dalykas, į teleką su trikampiniais, toksai ant ribos, nes gali iškrist per tą tarpą kas nors, nes siaurai ten viskas. Ok, skonio reikalas, aš trikampinių niekada neturėjau, nu kai buvo vaikystėje, kai mažas buvau, labai tai mama būdavo uždėjęs, bet nu trikampinis, nu retas, kuris bičas nešioja, bet čia šiaip drąsus pareiškimas į laidą ateiti su trikampiniais ir su palapinė. Ne, gerai. Merginos kūnas įvertinti balais 7. Bet va, tai va, jų kūnas. O va, taip, o dieve brangus. Taip. Ačiū labai. Ir tada dar sijonukas liko. Ble, tai nepyk, sinukai. Nu ką tu su tais trikampiais čia sugalvoji? Kaip į ekskursiją, ble, trikampinių sumuštinių prisikepęs. Tai čia trikampinių triusikus. Ne, viskas gerai. Padėt nuimti. Jo, bet nereikia. Ai, gatas, jo, viskas gerai. Bet aš tai manau. Nu, va, dabar liko koinas. Tai koinų nemėgstu. Atsigulkite į lovą. Nu, davai, varykit su koinėm. Pas mane kraujotaka yra silpna, aš nenoriu čia susitirti. Aš tada, žinai, davai darom taip. Aš vieną koiną. Tik vieną koiną? Vieną turėsiu, vieną ne ir po to pasižiūrėsiu. Davai, vairinam. Žiūrėk, mums reikia atsigulti lovą. Eime. Tai su viena koinė. Tikrai labai fainas bičas, labai nuostabus vyrukas, bet nežinau, kažkaip ne mano, kaip ir skonio, ne mano tipo. Tikrai ne tavo Seksas skonio. per pirmą pasimatymą. Žiūrėk, pas mus yra naujas uždavinys. Seksas per pirmą pasimatymą. Norėtum? Dainiu, gal neskubam? Taip pat dabar, tu nevau. Ne, dabar apskritai. Ar tu turi? Blemba, nu yra pasitaikę porą kartų, bet paskui teko labai gailėtas, nes tai prie nieko gero nepriveda. Tiesiog tai buvo aistra, o šiuo metu, aš šiaip esu tokia labai senamadiškų pažiūrų. Esu senamadiškų pažiūrų, bet turėjau kelis one night standus. Gal mama irgi buvo senamadiškų pažiūrų. Aš mėgstu, taip jau jeigu myliu, tai iki galo. Man nepatinka dabar atsiskintis, tai aš... Ai, nu tą patį vėl, tos pačios paskos, ką pasakoja tada Ievai. Aš noriu kažko stabilaus. Nesąmonės. Aš tai turėjau vieną kartą one night standą tą vadinamą. Aha. Nuvariau į balių, nueinu į pirtį ir likom galiausiai su tokia mergaitė toj pirtį, žinai. Ir jinai taip žiūri, žinai. Jinai taip... Man taip, žinai, galva ant kelių, ir taip, žinai, galvoju, okei. Nu ir po to nuvarėm ir ten taip ir gavosi. Aha, nu, paskui viskas taip išrutuliojo. Taip jau gavosi. Paskui tas nejaukumas ir... Nebuvo jokio nejaukumo. Sakiau. Kitą dieną nebuvo, bet aš tada grįžau namo ir galvoju, šūnas. Nu ką? Nesąmonė, ne. Nu ką tu galvoji, nu... Nu, ta prasme. Gal žmogus tikrai galvoja, gal, atsiprašau, Dainiau, gal tikrai galvoja. Kiek partnerių esate turėję? Kiek partnerių esate turėję? Oi, nu tai va, žiūrėk, vaikų labai tas... Tai vad galim tada taip ir... Tai buvo pirma mergina, tai iš vis buvo, kur vaikystėje mes su ją draugavom, po to išsiskiriam paauglystėje su ją draugavom, tada vėl išsiskiriam ir tada per 100-anį vėl pradėjom draugauti. Po to ten buvo dar tokia. Ir vis ta koinis žais trikampiais. Po to buvo tavo 4, kur jau tikrai buvo. Ir esu porą kartų dar buvęs ten pas tas kekšas vadinamas.
Net koks juokingas bičas. Karai buvo. Esu porą kartų dar buvęs ten. Nu, kurgi? Tas kekšas vadinamas tas tokia. O dieve, o vat, aš kiek partnerių esu turėjus. Geras. Maladėts. Atviras labai. Pagalvių mūšis. Pagalvių mūšis. Jau išsigrės, jis norėjo. Ne, joka. Aš pasiemu savo. Ai, tu nori, nori tai mane. Reikia pirmą ten, žinai kaip duoda ten. Ar tu darai savo pagalvę, ką? Nu ką? Kojos laužimas. Neužlauši kojas, tai aš tave žiūrėk, aš jau viskas tave jau užokupavau. Oi. Oh my god. Patiko. Fain. Nors reikėtų daugiau iš tikrųjų pasimušti. Bet Kur tau nepatiks? Kosime dar kažką, žinai. Atsigulkite vienas ant kito. Atsigulkite vienas ant kito. Noriu į kaktą pabučios. Gerai, taip, tinka. Ačiū. Atsigulkite vienas ant kito. Jėga. Jau jisai. Ciku. Žiūrėk, aš vat. O, padavė. Taip. Gerai. Pagalbės reikia tau? Vėl ta bezdė. Geras, patogu ant tas gulėt. Ir skaniai kvepia. Nice. 10 balų. Ir aš jau vis tiek, žinai. Nu, ta prasme, nu kaip čia. Jau ten, ojotas, net apsiskutau čia aplink triusikus, ten viską, žinai, nu, kad ten... Jau rašysi, kaip sako, Nu, nebe. Šiaip aš toks būnu naturalistas, šiaip, žinai. Man ten tie plaukai nemaišo, bet vis tiek jau buvo čia tokia proga, kad, žinai... Apsiskuto Aš jisai. šiaip nenešioju, turiu, nu, kažkaip, kartais nešioju, bet mėgstu šiaip... Pala, tu nenešioji triusikų. Aš šiaip nenešioju, turiu, nu, kažkaip, kartais nešioju, bet mėgstu šiaip be. Ir čia vakar nusipirkau ten tos trikampiukus, tokie jie yra aptemti. Ir man labai keista. Nu, kai čia taip, aš ten skutausi, čia va kažką. Nu tai gal dėl to jisai tada nusipirktos trikampiukus, jeigu žmogus triskų nenešioja. Tai žiūrėk, aš tau pasakysiu, jeigu žiūri šitą epizodą, triusikų žmonės, kurie nešioja, tai nešioja dažniausiai, nu, tipo, šortukus, vadinkim taip, bernai. Dažniausiai. Tai trikampiai nėra nešiojamas dalykas, bendrai taip didesnį procentalį matuojant mastu. Tai jo, tai kitą kartą gal šortukus labiau. Man tas toks jau sėdi čia tie aptemti triusikai. Prieš ten tą pagalbę, ten taip, žinai, dar kažką. Eksperimentas eina į Nu, nuoširdus pabaigą. žmogus. Eksperimentas eina į pabaigą. O ne. Pusvalandis praėjo. Ką pasirinksite? Ir mielas esi šiaip. Turite 30 sekundžių apsispręsti. Na, ar padainuosi tavo dainą? Davai, padainuok man dainą, sužiūrėk man. Padainuosi dainą? 20 sekundžių iki kol aš padarysiu. Nu davai, pabaigai. Čia tokia prikolna daina, tiesiog Davai. kažkaip, kad... Net 30 nebejoju, sekundžių. kad prikolna. 10 sekundžių, nespėsiu viskas. Nu dainuogi, ble. Žodžių. Lele, bet... Aš tada turėsiu omeny žodžių, nežinau. Dėl man reikia dabar sugalvoti. Gerai, tai žiūrėkit, hibrytė. Jisai tikrai spaudė taip, 100% čia be kalbų, net nėra ką čia svajot, kalbėti ir svaigti. O jinai dabar blemba, sakė, kad ne jos skonio, bet dabar mielas. Bet aš manau, kad jinai pasakys jam ne, nes jinai nežaidžia ant to mielas, nemielas, ką jinai pasirinko kažkaip iš pradžių, man atrodo, taip ir bus. Pažiūrim. Susiglaudė. Nu, jisai taip. Žiūrėk. Žiūrėk. Jeigu dabar nebus, kaip akordumas įvyks. Bet aš žinau, tu mane įskaudys. Nežinau, kodėl aš pasirinkau ne, dabar kažkaip dvėjoju ir čia teisingai pasirinkau. Žiūrėk, ką tu prarandi. Eik tu na. O, dieve. Eik tu na. O, ja. Jokia. Gaila, šį kartą meilės. Jėgai. Ai, na, jisai, na. Gerai, grįžtam prie Leonoros. Nu gerai, dabar jų pasirinkimas. Pabaigai taip sukrito, kad 2 pasirinkimus turim. Tai
Bliama, man čia su jais sunku. Jisai tai tikrai sakys taip, nes matot, kad jis ten įsikliopinės, įlindęs į akis, ten gali, kai sakė, pasiklydo akise, amą prarado. O jinai, manau... Bet aš norėjau sakyti, kad sakys ne, bet žinant jos mąstymą ir tą, kai jinai šneka, jinai sako, kad ten Kaunas jos svajonių miestas, čia bičas iš Kauno, mandagus. Nu, tegul būna du taip, jisai taip ir jinai taip. Šiaip šitas bičas žiauriai tvarkingas, mandagus. Aš nežinau, ką iš čia veikia iš to lado iš tikrųjų, jeigu nuoširdžiai. Ir žinai, ir tai jinai taip. Tai viskas, jinai taip, jisai tikrai taip. Kurie tokia labai ištikimi. Žemiška. Ar... Ai, taip. Skraidantis žmogus, kaip kosmonautas. Nu va, atspėjom. Sveikiname. Sėkmės jums. Tai manau, kad yra potencialus kandidatas ir man reikia žmogų tikrai daugiau pažinti ir jeigu yra kažkokie trūkumų, tai labai gerai prigirdyti ir viską išsikamantinėti. Ką? Labai gerai prigirdyti ir viską išsikamantinėti? Eleonora ir Darius pažadėjo vienas kitam susitikti meilės mieste Kaune, nes Eleonora iš studijos išlėkė tiesiai į fotosesiją. Antras šėlės epizodas toks kiek ramesnis, sakyčiau, nebuvo tokių labai aštrių personažų. Kažkaip galvoju, kad Eleonora labiau iš tikrųjų sužibė šitame, bet labiau sužibėjo ekskursantas su trikampiukais. Nepamirškit komentaruose parašyti, ką žiūrėtumėt per šį projektą ir kitą epizodą išrinksim nugalėtą. Taip pat nepamirškit apsilankyti internetėje parduotuvėje ir įsigyti kosmetikos ir prižiūrėti savo veido odą. O su jumis buvo apžvalga su Deividu, nepamirškit paspausti subscribe. Kadangi nepasimatysim iki Kalėdų, tai iškart dar noriu visus pasveikinti su šventėmis, su artėjančiomis šventėmis ir jau kai bus šventės su kūčiomis, ramybės ir meilės šeimoje. Tikiuosi, kad smagiai atšvęsit ir skaniai pavalgysit, nes man Kalėdos mūsų šeimoje yra didelė šventė. Man kūčios mažesnė šventė, bet Kalėdos yra labai didelė šventė, nes gali skaniai pavalgyti, kugelis, mučytis antieną, visi kiti dalykai, mišrainės ir visa kita. Iš karto labai sveikinu visus su šventėm. Susitiksime 26 dieną, o iki to laiko sakau iki, laikykitės ir nusirenkit. Čiau.